Sveiki visi. Šiandien noriu pakalbėti labai tokia įdomia tema apie mūsų kenksmingą įprotį nuolat užkandžiauti. Ir paklauskit savęs nuoširdžiai, ar tau pažįstama tokia situacija, kai tarsi visai nieko nevalgau daug, bet svoris auga. Ir tada klausi savęs, kodėl. Ašgi valgau normaliai. Ir atsakymas dažnai slypi ne pagrindiniuose valgymuose, o mūsų užkandžiuose kas 1-2 valandas. Ten ir slypi visa mūsų bėda. Ir kai mes viską kažką kramsnojame tarp pagrindinių valgymų, tai koks bananas, riešutukai, kava su pienu, sausainiukai, ten truputėlį nugriebtas kažkoks užkandis ar nepabaigtas vaiko kažkoks tenais valgis, košytė ir dar kažkas, gaila išmesti, sūrio gabalėlis, truputėlis duonos ar daržovė ir atrodo čia tik smulkmena. Bet ir organizmas, vat būtent tas nuolatinis mūsų kramsnojimas, tai ne tik papildomos kalorijos, bet ir organizmo mūsų virškinimo ir riebalų deginimo vat procesas. Nes organizmas visada gauna maisto, vis kažką metam, užkandžiaujam, kai sako, jisai nuolatos dirba ištisai ir mes neduodam jam pailsėti. Nes būtent valgant kas kokias 3-4 valandas, tai yra normalus laikas, kada mūsų virškinimas ar ne organizmas spėja viską suvirškinti ir tuo pačiu pradeda deginti va tuos riebalus. Bet kadangi mes vis kažką tai įmetam, ypatingai vasarą, tai šašliukiukai, ledai, duonytė, užkandukai, tai dabar pagrindinė problema mūsų būtent vasarą. Ir jau nekalbu apie tuos vat visokius balius, ten būna ir vaiko gimtadieniai, būna ir šiaip gimtadieniai, ir išėjimai kažkur vakarais, savaitgaliais, ten į svečius ir panašiai. Ir tų užkandžių būna tikrai daug ir sėdim dažniausiai prie stalo. Tai čia tą truputėlį, tai čia tą, tai mamos, tai tetos, tai tu nieko nevalgai, tai paimk, tai vienu žodžiu tas užburtas ratas ir mes net nepajaučiam, kai vis kažką įmetame į skrandį, užkandžiaujam. Tai būtent mūsų kūnas niekada nepailsi, kaip minėjau, ir dirba visada virškinimo sistema, ar ne, ir mūsų skrandžiui, kepenėms, kasai reikia laiko pailsėti ir atlikti savo darbą. Net jei jiems neduodame, kaip pasakyti, pailsėti, ar ne, jis ištisai tas organizmas dirba procese, vis kažką daro ir mūsų riebalai niekaip nedega, ar ne. Tai būtent reikėtų valgyti iš tikrųjų 3-4, vat kad 3-4 valandas tas būtent tarpas ir kada mūsų vat organizmas suspėjo suvirškinti ir deginti riebalus, ar ne, ir pasistengti nevalgyti jokių užkandžių, tai skaitosi aišku ir kava, arbata, visokie tokie gazuoti gėrimai, nes ten vis dėlto yra irgi maistas, yra saldumas, yra ten kavoj ten cukrus, grietinėlė, pienas, žodžiu, visi šitie dalykai tai nėra paprastas vanduo, tai yra maistas. Viskas, kas nėra vanduo, tai yra maistas. Ir į mūsų pilvas būtent ir organizmas virškina kaip maistą. Tai vėlgi tai yra kalorijos, tai mes vėl pajungiam organizmą dirbti ir jis tuo pačiu nesiilsi. Ir aišku, tada ir riebalai nedega, ar ne, nes vis virškina ir virškina, procesas ištisai vyksta. Tai kai būtent kas vyksta su organizmu. Kiekvieną kartą, kai įdedam ką nors į burną, organizmas gamina insuliną. Ir insulinas tai yra hormonas, kuris stabdo riebalų deginimą. Net iš nekaltų užkandžių, kaip minėjau, gauname sotumo, bet ir tuo pačiu kaupiasi svoris, ar ne? Ir galvoju, bet ašgi nevalgau saldumynų, o svoris vis stovi ar net auga. Tai užkandžiavime dažnai ne todėl, kad alkanos ir dažniausiai tai būna iš emocinio alkio, kai liūdna, kai stresas, kai noriu pailsėti po darbo, atsipalaiduoti, būtent nuraminti save maistu, daug streso turėjau darbe, namuose, nusipelniau to ir priežasčių iš tikrųjų labai daug ir begalės, bet pagrindinės tai dažniausiai susiduriu, tai nuobodulys,
stresas dažniausiai, nes tai yra lengviausias būdas užvalgyti, nusiraminti, gaunam laikiną tokį atsipalaidavimą, nusiraminimą, nes maistas tai yra nusiraminimo būdas, greičiausias būdas. Tai va dažniausiai moteris ir tokiu būdu užvalgo. Ir ne su viena esu susidūrusi. Ir reikėtų iš tikrųjų ieškoti kitų būtent nusiraminimo būdų ir visą tai pakeisti į geruosius įpročius ar ne, keisti, nes tas mūsų ištisinis valgymas, toks būdas nusiraminimo vis dėlto priveda ir prie, jau nekalbu apie sveikatos problemas ar ne, tai ir insulinas šokinėja, ir diabetas, ir kilogramai, ir visi virškinimo mūsų ir kasa atsisakys, ir žodžiu, jau nekalbu apie visus kitus dalykus, ar ne. Tai būtent tie užkandžiavimai, tie vat savęs raminimai maistu nieko mums nepriveda prie gero. Ir čia jau žiūrėk, paskui paguodos netelpiau į džinsus, kaip sako, jau ne viena mano iššūkiuose dalyvaujanti mergina, tai netelpu į džinsus, tai reikia susiimti. Oi, vasarėlė buvo, žodžiu, daug tokių visokių niuansų ir tikrai mes visi suklumpam, visi kažkur nuklystam, tai normalus dalykas, pagundų tikrai yra daug ir atsisakyti visada yra sunku, bet svarbiausia sugrįžti į savo vėžes, ar ne, ir kad tai netaptų kasdienis toks valgymas, ar ne, nes šiuo metu, šiais laikais dabar maisto lentynose iš tikrųjų labai daug, bet kokio maisto, kuris mus tikrai ir tukina, ir mūsų sveikatą gadina, ir paskui varstome, ar ne, daktarų duris, ar ne. Tai vėlgi išmokti atsirinkti reikėtų maistą, nes didžioji dalis maisto tai yra tuščias maistas, tuščios kalorijos, nes jis labai kaloringas, tai dažniausiai parduotuvėje, kai aš atkreipiu dėmesį, tai kas yra užėjus į mažą parduotuvę ypatingai. Tai ten yra produktai tiktais cukrus, aš jau nekalbu ten gaminiai iš cukraus, saldainiai, sausainiai, duonos ten, vien žodžiu viskas, kas yra, ar net dažniausiai tai cukraus produktai, paskui druskos, tai čipsai, tai visokie vat gaminiai, ten perdirbti produktai, tai vėlgi visokios dešros, dešrelės, tai vėlgi ten irgi ir druska, ir visi riebalai, transriebalai, ten nieko gero į maltą irgi nėra. Na ir kas ten, miltai, va pagrindiniai druska, cukrus, miltai, transriebalai ir visi šitie dalykai būtent ir kaupiasi mūsų organizme ir žiūrėk jau ir ligos, ir atsisako organai, ir žodžiu, ten nieko gero nėra, labai retais atvejais, tai viena kita daržovė, vaisius. Viskas, ten nėra nieko, ką nusipirkt, dar kiaušiniai buvo. O taip tai ten nieko, aš einu, tai nematau, žmonės perka tikrai ir net nesusimąsto, ką jie ateityje, kai kaupiasi ar ne, ir ištisai taip valgai, tai ir paskui mums atsisako veikti ir organai, ir sveikata streikuoja ir visa kita. Ir ką dar norėjau pasakyti, kad ir kitas dalykas, dėl ko tai užvalgom ar nevalgom, tai savęs gailėjimasis, va, gyvenu vieną kartą, o kiek čia to gyvenimo liko, jeigu visko sau neleisi, tai ką tada galima leisti, žodžiu, milijoną tokių pasiteisinimų, bet pirmiausia, reikia pagalvoti apie save, čia pasiteisinimai tik tai, mes pasiteisinime sau, gailime savęs ir tuo pačiu leidžiam sau dar užvalgyt, dar pavalgyt, dar neblogai atrodau, dar gerai, čia kelnės telpu suknelė, ai būna ir blogiau, būna ir didesnių, ir storesnių, ir tų pasiteisinimų tikrai yra milijonas. Ir tikrai vat, per tuos vat, prisikaupia daugiau kilogramų, tai reikėtų tikrai nedaleisti iki to, jau jeigu matai, vadinasi, reikia jau čia ir dabar vis tiek susigriebti, nes bus tik dar blogiau. Jeigu taip pat elgsimės ir taip pat, tai tie kilogramai tikrai nedings, jie tik tai didės, jeigu ir įpročiai nesikeičia, ir tu nesikeiti, tai tikrai visą tai prie gero mus neprives, ar ne? Ir kaip minėjau, kad vasara, tai tie vat užkandžiai mūsų ir šašliukiukai, ir ledai mėsainiai, tai irgi labai iš tokių pavojingų dalykų, ar ne, tai vėlgi išmokti reikėtų saikingai, ar ne, ir kad jų kuo būtų tik mažiau. Ir dar kitas dalykas, svarbu, aišku, mums pilnai užtenka pavalgyti.
2-3 kartus į dieną mums pilnai užtenka, bet sočiai pavalgyti, ar ne, kad būtų ir baltymų, mėsa, žuvis, ar ne, daržovės įvairiausios, ypatingai žalios daržovės, tai tik tai už ir mūsų skrandžiui gerai, ir lengvina virškinimą, ir, žodžiu, ir vitaminai, nu, nesvarbu, kiek jų ten yra, ar ne, nes šiais laikais vis tiek kitaip viskas auga, bet tai yra geriau negu kažkokie miltiniai ar ne patiekalai. Ir, ir jo, ir jeigu norisi ten saldaus, tai galima ir įdėti ir į salotas kažkokias kelias uogas ar dar kažko pasimėgauti, ar ne, galima juodasis šokoladas labai puikiai ir jo daug nesuvalgysi ir tikrai yra pilnas jis magnio, antioksidantų reikalingų mums ir daug kai nesuvalgom, tai pasimėgaujam ir vat būtent praeina tas saldumo noras, nes jisai ant tiek vis tiek jis turi tą kartumą, ar ne. Tai tikrai būdų yra ir tų pagundų reikia atsipratinti ir mažiau, ar ne. Ir kaip minėjau, kad vat kitas dalykas labai vat būtent susidūriau vakar ir aplamai mes moterys, nu, kaip bebūtų, norim visada būti gražios, lieknos, svarbiausia, aišku, save mylėti, ar ne, nes kai jau pasižiūrite net į kažkokį rūbą, vis tiek pasitikėjimas krenta savimi ir noras atrodyti geriau. Tai yra normali reakcija, normalu, mes norime savo patikti visų pirma ir paskui jau vis tiek tą, nu, rodyti, ištransliuoti, ten pasimaivinti, ar ne, nu, mes moterys jau tokios ir tai yra normalu, ar ne, ir netgi moterys griebiasi vat tokių dalykų, kaip greitų lieknėjimo būdų, ar ne, ir jie dažniausiai jau tokie drastiški būna. Aišku, kas dar bando ten visai nieko nevalgyti, tai irgi nėra sprendimo būdas. Arba 3 dienas nevalgyti. Sulčių dieta, daugiau nieko nevalgysiu 3 dienas ar 2. Grikių tik tai valgysiu kelias dienas, arba ryžių, arba tik tai krūtinėlę, daugiau nieko, arba tik tai gersiu vandenį, daugiau nieko. Paskui eina kitos dietos, tai obuolys į dieną, ar ten 2 obuoliai. Paskui būtent va dabar šiuo metu tai yra labai populiarios, aišku, įvairiausi būdai, įvairiausios tabletės, kad tik palengvint, kad tik nieko nedaryti, kuo greičiau nukristų, čia man reikia per savaitę, kad nukristų 10 kilogramų, čia man vestuvės, čia man šventė, čia dar kas susigriebia paskutiniu metu, ką iš tikrųjų reikėtų po truputėlį. Mes galime tą procesą iš tikrųjų, kaip pasakyti, reguliuoti, kontroliuoti, ar ne, tiesiog mokintis, ar ne, kaip maži vaikai vėl iš naujo valgyti, ar ne, ką su kuo ir kaip po truputėlį įvedam tuos gerus įpročius, kurie su laiku mums taps kasdienybė. Ir jau mums nereikės kas kartą vis, kaip pasakyt, griebtis kažkokių drastiškų tokių dietų, kurios tikrai kenkia tik mūsų sveikatai ir taip mes dar labiau ją susigadiname ir dvigubai savo kenkiame. Ir kaip minėjau, dabar vat populiariausia, tai daug matau ir man asmeniškai rašė, kad gundosi būtent Monjaro vaistais. Tai yra vaistas nuo diabetui padėti. Nieko nesakau, yra tikrai žmonių, kuriems jis reikalingas, kurie serga diabetu ir tikrai jeigu tie vaistai išrašyti būtent gydytojo ir jiems reikalingi, kad būtent tai padėti, tai viskas tvarkoj. Bet moteris tiesiog griebiasi netgi, matau ne viename skelbime, kaip svorio metimo priemonė, ar ne, kad kuo greičiau numesti tuos kilogramus. Ir būtent tie, kurie labai daug netgi sveria, galbūt ten sveria, nežinau, 100, ten virš 100 ir panašiai, nes tikrai sukaupta labai daug svorio ir tikrai, nu, sukaupėm ne per vieną dieną, ne mėnesį, galbūt ten metai daugiau, tai aišku, reikia pasistengti labiau, kad jie ir nukristų, ar ne, jau be vaistų, ar ne, bet tai yra darbas su savimi ir būtent gundosi tokiais vat ir gali net sau irgi, kaip sakiau, pakenkti dvigubai tiek savo sveikatai. Ir tikrai tai yra gan stiprus vaistas ir, nu, tikrai nepatarčiau vien dėl, kad gražiai atrodyti, imtis tokių vat priemonių, ar ne. Tai nes kai nustosime, vis tiek kažkada nustosim naudoti vaistus, nesvarbu šituos, anuos, trečius, ar ne. Ir tikrai tas vat svoris jis sugrįš atgal. Kodėl? Nes mūsų įpročiai, jie nepasikeitė. Jie išliko tie patys. Mes tik tai pasinaudojom vaistais, kur mūsų svoris nukrito, viskas, mes laimingi, tam taip būsim laimingos tuo momentu, ar ne, kiek ten 2-3 mėnesius ir tas svoris vėl sugrįš, nes esmė nepasikeitė. Mūsų įpročiai vis tiek liko tie patys.
tai ir dar labiau pakenksite savo sveikatai, ar ne, nes ten yra ir šalutiniai poveikiai, ten yra, aš jau nekalbu apie minimalius poveikius, ar ne, ten pykinimas, vėmimas, ten dar kažkas, bet tikrai yra, kur žmonėm ir vemia, ir nežinau, ten plaukai krenta ir panašiai, tai kam sau kenkti. Aišku, naudojant vaistus, tai rekomenduočiau tikrai, kad tuo pačiu ir būtent tvarkytis su mityba, nes vienas be kito nevažiuoja. Tai reikėtų irgi pasižiūrėti ir būtent pasiklausti, galbūt netgi, aišku, ir daktarai rekomenduoja, kur kreiptis, kad tuo pačiu, naudojant vaistus tuos, kad ir mitybą, keisti mitybą reguliuoti, kad vat, tas svoris nustojus vartoti vaistus, jisai atgal negrįžtų. Tai, tai yra būtina, nes kitaip sakau, viskas sugrįš jums atgal ir nematau tame žaidime esmės. Aišku, kiekvienam čia, jeigu kas nori, rizikuokit, bet kitas dalykas, kad naudojant šiuos vaistus vis tiek tai yra slopinamas apetitas, mes nenorime valgyti ir, aišku, sočius jaučiamės, bet mūsų organizmas negauna visų būtinų mums reikalingų medžiagų, ar ne, nes kasdien mes turime gauti ten ir vitaminų, ir mineralų, ir būtent iš maisto, ar ne, ten ir daržovės, ir vaisiai, ir ten kruopos, ir ten mėsa. Ir tikrai, jeigu valgyti nesinori, mūsų organizmas jų kasdien negauna, vėlgi mes kenkiam savo organizmui, ar ne, ir tada automatiškai blogai jausimės, ir saldumynai traukia ir nustojus, ne, persivalgysim, žodžiu, tai toks užburtas ratas, tai žmonės net nepagalvoja ir neįsivaizduoja, kaip yra iš tikrųjų, nu, baisu tam kartui išspręsti, bet o kas paskui. Tai taip pat, vat, kiek susidūriau, irgi man rašo būtent irgi apie sportą ir rašo moteris, kurios tikrai turi, sako, turiu nemažai antsvorio ir ar man tiks jūsų treniruotė. Tai dėl to aš ir darau tuos iššūkius, ar ne, tai būtent reguliariai, į mėnesį kartą, būtent kiekvienas vis skirtingas, ar ne, 2 savaičių, tai sportas tikrai nuo pirmadienio iki penktadienio, jisai nėra sunkus, ar ne, ten 10-15 minučių, visi galim rasti, jisai yra linksmas ir jisai yra paprastas, būtent, kad jūs pamiltumėte sportą, kad jūs įsivažiuotumėte, kad sportas nėra kažkokia tai prievolė, kad tai yra kančia kažkokia, tai gali būti malonus judesys, nes tai ir yra judesys, bet mes jį taip susunkinam, mum atrodo, va, tik tai eisiu į sporto klubą, man čia reikia, man čia privaloma ir panašiai, tikrai ne, nes ne visi nori būti raumenų kalnais ir juos auginti, ar ne, tai kas jau tikrai nori tų raumenų, gražių formų, ar ne, ten atrodyti raumeningai, tai tikrai galima, aš darau tokias skirtingas individualias treniruotės būtent tokiem žmonėm, ar ne, kurie jau nori pasiekti būtent to tikslo raumenų. Bet čia mes vat lengvai, paprastai, kad vat, nes dauguma tikrai žmonių, jie kito nenori, ar ne, ir neprivalo norėti, ar ne, nes visi mes skirtingi ir tam tikrai reikia ir laiko, ir būtent tikslo, ar ne, nes šiaip paprastai gal irgi nebus ten, ką tu kočioti tuos raumenis, tai vėlgi gerai, tai būtent aš ir kuriu tuos iššūkius, kad jūs pamatysite, kaip lengva ir moteris tikrai eina iš vieno į antro, į trečią, jau ne viena moteris, į naujus ir naujus, į sekančius iššūkius, sako, man jau nesvarbu, koks bus, aš jame ten jau esu. Ir va tas malonu, kad žmogus pradėjo pamilti vat judesį ir ne vien tik judesį, bet pamilti save. Aš matau, kaip moteris keičiasi ir tikrai smagu, kad su metais jos kažkaip, nu vis tiek mes moteris per daug darbuose kažkur susėdim, per daug su vaikais, ten dar rūpestėliai, ten leki skubi ir tikrai save, nu, kažkaip į antrą planą nustumi. Ir aš kaip sakau, kai, nu, šiek tiek vis tiek pameti save. Nes labai svarbu dėmesys sau, pati sau atrasti, vat būtent tai aš kai matau, kad moteris va jau sako, aš jau darau iš praėjusio iššūkio, dar treniruotę ant viršaus, dar masažą pasidarau, sako, va sekmadienį pasidarysiu medaus masažą, kitą dieną ten vėl sako, mano vyras net padaro man masažą, tai tikrai smagu, kad moteris ne vien tik atėjo pažiūrėti, kas ten, kaip ten viduje, bet vat, kad jos daro, kad jos naudojasi tuo ir priema, nu, visą tai priema savo gyvenime ir kaip jos dar moka, kad
kad netgi, sakau, keičiasi net vaikai įsitraukia į judesį, vyras irgi ten, žodžiu, eina pirkti ir sako, ir čia sėkloje, sako, jau ir jisai įsitraukia, valgo visi šeimos nariai maistą. Tai va čia ir yra svarbiausia pokyčiai, ne vien tik jum, bet būtent, kad keičiasi visa jūsų šeima, kas yra irgi gerai, tai yra gerieji įpročiai, kur keičiatės jūs, keičiasi jūsų šeima ir netgi ir jiems jau bus lengviau tiek su sveikata, ar ne, jie vis tiek jau pripras prie tų produktų gerųjų, sveikųjų, kurie mums tikrai duoda ir energijos, ir gerai jaustis, ir tikrai nereikės ten varstyti tų durų daktarų, ar ne, ieškoti kažkokių stebuklingų tablečių, ar ne, kas tikrai labiau kenkia jau tų tablečių, kaip aš sakau, senatvėj, tikrai neduok dieve, aišku, kas atsitiks, vis tiek mes jų ten dar, nu, prigersim, ar ne, tai kam to reikia, jeigu galima tikrai keistis, mėgautis tą kelionę ir tuo pačiu, va, keičiasi visi aplinkui, būtent kas yra smagu, kad šeimos nariai, va, keičiasi ir netgi labai džiaugiuosi, va, būtent vienos klientės, aišku, ne vienos, bet daugybė jų iš tikrųjų numeta tuos kilogramus, bet mane labai jinai sužavėjo ir tikrai numetėm nemažai, per mėnesį 7 kilogramus ir kaip jinai visą tai priėmė, pritaikė ir savo šeimoje, tiek maistą, tiek tuos masažus, tiek būtent labai aktyvi, labai viską klausė, labai puola daryti, sako, jau nesulaukiu kada, čia kaip čia, jau čia pas ją sąrašas, pas ją viskas padaryta ir būtent kas dar žavi, kad tai yra 3 vaikų mama. Ir jinai atranda, aš susižavėjus, kaip jinai atranda tiek laiko, bet jinai tikrai vis tiek, vat, meilė sau, vat, ir aš matau, kaip jinai švyti, kaip jinai atsigavo, kaip sako, man jau šortai krenta ir taip jau sakau, eisi naują garderobą pirkt. Tai smagu, matau, kaip žmogus švyti, atrodo tie tik tais kilogramai, bet kaip iš tikrųjų keičiasi pats žmogus, kaip iš vidaus matosi, tiesiog spinduliuoja tą visą energiją. Ir užkuria ir mus visas, ir savo šeimą, ir visa kita. Tai ką norėjau pasakyti, tai būtent, kad iššūkiai galbūt kažkam atrodo, va, tai čia iššūkis, nieko rimto, tai patikėkit, tai yra tikrai nuostabi pradžia ir ne vien tik pradžia, ir galima eiti iš 1, iš 3 į 4, tai tikrai kaina minimali, kaip aš sakau, tikrai juokinga netgi, už 2 savaitės tik tais 10 svarų apie 12 eurų, tai kas nori gali prisijungti, mes kaip tik va ir startuosim jau šį pirmadienį, naujas iššūkis 2 savaičių, tai protarpinio badavimo, nes būtent, kaip minėjau, ne veltui šnekėjau apie tuos užkandžiavimus, ar ne, valgysim 3 kartus, mes čia nebadausim, ar ne, nes galbūt kiti galvoja, o Jėzau, čia tas protarpinis badavimas, tai čia badas, tikrai ne, tiesiog valgysim kas 3-4 valandas, 3 valgymai, tai čia pilnai užtenka ir visas tas poilsis mūsų skranduko, ar ne, kad vakare jau paskutinis valgymas, viskas ten gaunasi apie 15-16 valandų. Viskas, tai yra normalus maistas, tai nėra, kad mes badausime ir tikrai mes valgysime sočiai, skaniai, paprastai, laiko tikrai neužtruksi daug virtuvėje ir tikrai galima padaryti didesnį kiekį, 2, 3, kaip sakiau, ta vat būtent moteris su 3 vaikais, tai tikrai sako, aš padarau ir vaikas valgo, ir vyrui sako, ir labai patiko tavo receptai mano vyrui, aš įsisaugojau, aš atsišveičiau ir tikrai ne vieną kartą dar gaminsiu. Tai tikrai, manau, nauda yra visapusiškai, jeigu tik išmoksime tai priimti, ar ne, ir naudotis praktikoje taip pat savo gyvenime. Tai ir norėčiau pakviesti jūs, kas nori prisijungti, tai būtent rugpjūčio 11 dieną į 2 savaičių iššūkį, vadinasi reset, ar ne, protarpinio badavimo, valgysime, kaip minėjau, 3 kartus į dieną, be užkandžių, be alkio, be bado kažkokio, kūnas mūsų ilsėsis, degins riebalus per tas valandas, per tuos tarpus ir būtent degs riebalai, skrandis mažės, ar ne, atsiras ir energijos, svoris kris. Ir taip, tai kaip sakiau, sportuosime irgi nuo pirmadienio iki penktadienio, lengvus treniruotės, 10-15 minučių, jau sakau, nebent merginos norės ilgiau, tai būna ten 20-25 minutės, nes tos, kurios jau eina ne į vieną, iš vieno į kitą, tai jom ten jau, sako, man mažai. Tai dėl to jos įsijungia senesnių iššūkių, treniruočių, sako, aš dar ant viršaus pasidarau. Tai, bet sakau, kviečiami, laukiami visi, ar jūs pradedantis, ar jūs nemokat, ar jūs pažengęs, ar jūs laiko neturit, ar jūs nemėgstat sporto, tai, kad pamilti, išsijudinti, dar plus vasara, čia visi užkandukai ir visa kita, tai tikrai svorio mes
kaip bebūtų 2-3 kilogramus tikrai užmesim, ar ne, tai būtent pasiruošti rudeniui, ar ne, tai manau labai nuostabus, fantastiškas iššūkis, arba net nedaleisti, ar ne, tų kilogramų ant tiek jau užaugti irgi, tai mielai kviečiu ateiti. Ir ką dar norėjau pasakyti, kad būtent iššūkio metu jūs gausite 2 savaičių mitybos planą, ar ne, tai palengvinimų ir visa kita, tai viskas bus ir visi receptai surašyti, ir ką kaip pasidaryti, ar ne, tai tiktai nusiperkat, pasidarot ir viskas. Na ir kadangi, kai kam gali būti šiek tiek sunkiau, ypatingai vakarais, nes, nu, kyla visada vakarais noras daugiau pavalgyti, užkandžiauti ir visa kita, tai bus tokios, būtent, smagios užduotėlės vakarais, kad nekiltų pagundų valgyti, prisivalgyti, ar ne, tokių juokingų ir visa kita. Ir jeigu susirinks irgi, ten bent 3-4 merginos, tai sakiau, padarysim Zoom susitikimus gyvai, irgi, pajuokausim, pakalbėsim, žodžiu, užduotėlių bus, tai bus tikrai smagu. Ir mums tikrai patinka vis tiek kažkas tokio įdomaus, ne tik, kad nuobodu būtų. Tai tikrai susidraugavusios jau esam ne su viena mergina, tai joms labai va tas patinka, tai yra ir savotiška, motyvacija, ar ne, ir pasijuokiam, ir tikrai smagiai bendraujame ir savo čate, ir dalinamės ir, savaitgalio momentais, irgi visi laukiami, kai sako, ką jos daro ir kaip jos aktyviai leidžia, dalinamės ta gera energija, viena kitą užkuriam, motyvuojam ir aišku, dalinamės savo rezultatais, kaip einasi, tai viskas, kai sako laukiama, vis tiek yra smagiau, nes vienai yra sunku siekti tikslą, vienai tai numoji ranka, tai ai, kitą kartą, tai kitą pirmadienį ir tikrai sunku, vienai sunku, bet vat kai yra ta bendruomenė, žymiai yra lengviau eiti į priekį, tai yra labai smagu, tai yra fainai, va viena pasiekė, tai ir aš galiu, užsikuri ir eini į priekį. Tai kas mielai norėtų, rašykite man žodį reset arba prie šito laivo, arba asmeniškai, ir aš tada su jumis susisieksiu ir viską dar, jeigu kils klausimų, rašykite, mielai atsakysiu. Tai jeigu pažiūrėsiu dabar, turite kokių klausimų, atsakysiu, o jeigu ne, tai tada ir baigsiu savo laivą. Nelabai aš iš tikrųjų čia matau, ar man kas parašė, nežinau kodėl, bet tuoj žvilgtelsiu. Ir nieko lyg tai nieks neparašė. Tai ką, visiems gražaus tada, šiandien kas yra trečiadienis, gražios dienos ir susitiksim kitą kartą. Manau, šeštadienį ar ne, kažką pasigaminsim. Tai ką, gražios dienos ir iki.